Visas mano gyvenimas susietas su Kupiškio rajonu. Valdas Kukulas. Aš jį pažinau nuo pat 5 klasės, kadangi atidavė man dėstytoj klasėj. Nuo 5 klasėj tai dar tie visi vaikeliai vienodi, o jau 6 klasėj jis atnešė man savo pirmąją eilėraštį. Prisimenu ir dabar pavadinimas Kalvis, toks jau ten eilėraštis. Labai jau proziškas ir tuoj klausė, kas negerai. Tai sakau, vaikeli, jeigu tu nori čia su poezija turėti reikalų, tai pirmiausiai skaityk apie poeziją, literatūros vadovėlius, nors 6, bet jau suvokė. Ir jis tada ėmė skaityti, ką rasdamas. Ir tada gal dar pajuto, kad tas eiliavimas ir ypatingai, sakau, poetinė kalba, eilėraštis tai turi nustebinti kažką, nefotografuoti, kad medį, žali lapai, ar ten kas, o turi ta pati detalė pasakyti kažką naujo, ar tos poetinės kalbos mokytis. Ir jis išmoko. Vėliau, bet jau idealiai išmoko. Tada pradėjo rašyti prozą. Vis beveik po pusę storo sąsiuvinio, bet tokia proza, irgi gana ten, gal jis rėmėsi savo gyvenimu, sunkus, barniai, tragedijos įvairiausios, kadangi anksti netekęs motinos, iš tėvo maža buvo naudos. Tai taip kaip akmenėlis prie kelio, ir visas jo mokyklinis gyvenimas praėjo bendrabutį. O bendrabutis, mano suvokimu, mažai kuo skiriasi nuo kareivinių. Dabar gulti, dabar kelti, o jis rašydavo naktim. Kažkaip gal geriausia jam būdavo, taigi kiek jis ten prikentėjo, nedaug trūko, kad jį už nesilaikymą taisyklių būt pašalinę iš mokyklos. Ir va čia jis man irgi visą gyvenimą buvo dėkingas. Ir kad kiek jau galėdama aš jį saugojau ir prašiau visus, kad tadagi dar elgesio pažymiai buvo rašomi su nepatenkinamu elgesiu, šalindavo. Kadangi jis ten neklausė, jis niekaip į tuos rėmus negalėjo tilpti. Pavyzdžiui, visiems dalykams buvo labai gabus, kaip nekeista, ypatingai matematika, šviesaus atminimo mokytoja Gimžauskienė, jis labai vertino, mokėsi labai gerai visus dalykus, kadangi atmintį labai gerą turėjo, mąstymą labai gerą, bet nelankė kūno kultūros pamokų. Gal jis ten ir aprangos neturėjo, gal jam ten, nelankai pamokų, tau didžiausias nusikaltimas, vėl elgesys mažinamas. O jau kaip literato tikras gyvenimas prasidėjo nuo 8 klasės, kada jau su savo eilėraščiais buvo pakviestas į literatų sąskaitą. Ir ten nuo 9 klasės vyresnių klasių mokiniai, bet jį, kadangi nusiuntėm jo kūrybą ir pasirodo verta, ir jį 8 pakvietė. Ir nuo tada jau jis parsivežė laurus ir visus metus iki pabaigos tuos laurus ir skynė. Ir už eilėraščius, ir už kritikos darbus, ir už rašinius, kokie tik tai jau tie darbai jo būdavo parašyti. Tokie aukščiausiais įvertinimas ir būdavo pažymėti. Atsimenu, rodos Biržuose jis irgi važiavo su darbu apie Marcelijaus Martinaičio kūrybą ir pats Marcelijus irgi ten buvo kaip vertintojas. Tai jis man asmeniškai sakė, kokią brangenybę jūs turit. Šitokį vaiką, kuris už mane, galima sakyti, aš pats taip savo kūrybos nesuprantu, kaip jisai suprato. Puikiai dainavo, labai gerą balsą turėjo. Pilnas energijos, labai gražiai kaligrafiškai, kai reikėdavo, mokėjo rašyti. Aktorius mano buvo, ten statėmės tada Vandens leliją, dar tą sovietinę Vytauto Rimkevičiaus, jis ten pagrindinį vaidmenį atliko, žodžiu, veržėsi visur, kur tik tai galima, kur tik gali pasireikšti. Ir aišku, įstojo į universitetą, į literatūros fakultetą. Teko laimė jam tą, kad dėstė
pats šviesiausias galbūt žmogus Viktorija Daujotytė ir dar šviesaus jo atminimo Elena Bukelienė, jos pasirūpino, kad jis ten gautų atskirai kambarėlį, kuris galėtų rašyti. Na ir va tada jis jau iš Vilniaus skambindavo labai dažnai vakarais po 11 ir pasakodavo, įsivaizduojat, ką sužinojau apie tokį ir tokį rašytoją, ką sužinojau iš literatūros srities, ką va dabar aš parašiau. Nu, gal ten tuo metu dar jis neturėjo tokio žmogaus, kuris jo klausytų ir kur būtų įdomu. Na ir nuo pat jau vidurinės mokyklos jo didžioji meilė buvo Paulius Širvys. Va čia tai mūsų nuomonės ir nesutapo. Jo Širvio dėl poezijos, tai aš nesiginčiu, man dar teko studijuojant matyti gyvą Širvį. Ir jis skaitė ten, aš atsimenu, aš Beržas, lietuviškas Beržas, toks varganas žmogelis su užrašų knygelė iš jos skaitė. Bet man nepriimtinas buvo šitas bohemiškas gyvenimas. Ir va, nuo šito bohemiško gyvenimo aš ir Valdo neišgelbėjau. Gal ir mėgstamiausia jo poetai buvo prancūzų simbolistai Verlenas ir Rembo, kurie irgi ten iš kavinių neišeidavo. Nu va, bet tai va dėl Širvio, nors jis apie Širvį stebuklingai gražią tą monografiją parašė, mano protu nesuvokiama, kaip turėti šitiek sveikatos ir laiko, šitiek surinkti medžiagos, taigi va jo čia knygų priklota eilėraščiai, kūryba, tai kūryba, bet va kritikos straipsniai, taigi reikia viską perskaityti, reikia viską apmąstyti ir parašyti. Nors va, Širvį jis labai gerbė ir mylėjo, bet poezija tai jo kitokia, vat, kaip matot. Daugiau jau tokia, gal į Martinaitį, gal į kitus panaši. Nors eiliuoti, kaip Širvys jis mokėjo, vat, vaikam jo eilėraščiai, tai visiškai sekant Širviu. Atvažiuodavo iš čia dažnai Kupiškį, palaikėm ryšius. Ir aš buvau susitarusi, kad jis man, kadangi turėjau 12-okus, ateinančiais metais jis praves pamokas apie dabartinę lietuvių poeziją. Nors kai atvažiuodavo, tai jis kai kurias, mat jeigu kaip tik jam tikdavo tema, mano tai jis yra keletą pamokų pravedęs, nu kur ten vaikai klausė, įsižioję, nes iškalbą turėjo. Turėjo labai sugebėjimą suburti, pritraukti žmonės. Atsimenu, rodo Širvintos irgi literatų sąskrydį. Vakare jau apie 12 sujudo mokytojos, kurgi dingo mūsų vaikai. Pasirodo Valdas, jau prieš vakarą vakare suorganizavo visus ir susirinko tokiam nuošaliam kampelį ir vyksta poezijos skaitymai. Skaito visi savo eilėraščius, aptarinėja, vertina. Bet va jie susėdę irgi skaito. Nu ir kaip sugebėti patraukti, tik pirmąsyk pamatytus vaikus ir paveikti, kad jie ten visi skaito. Nu paskui, kada jis jau studijavo, tai jis jau būdavo literatų sąskrydžios pagrindinis vertintojas, poezijos vertintojas. Nu, vertindavo tai negailestingai, turėjo kažkokią irgi Dievo dovaną atskirti, kur tikra poezija, kur dirbtinė. Todėl labai greit pastebėdavo tai, kas gražu, tai, kas gera, tai, kas tikra. Nu, ir aš šitą prisimenu iš Valdo, kad poezija tai yra menas. Menas turi nustebinti, o ne fotografuoti. Nors va jo ta poezija tokia jau modernesnė, bet jis mokėjo rašyti ir labai suprantama ir tas labotoninė eilė dar. Nedaug tokių eilėraščių, bet va vieną aš kaip gražiausiai ir prisimenu. Nerykštės palieka mums randus, o keršto troškimas saldus. Ir trešta ne vartai, o rankos užkėlusios šitos vartus. Ne peilis rūdėja, o pirštai iškėlė tą peilį aukštai. Ir dulka ne kelias,
o virsta keleivė į dulkes lėtai.